Sveiki, su jumis sveikinuosi aš Dovilė Jėga TV laidos vedėja. Pilietiškumo platformų iniciatyva Jėga TV laidoje kalbiname ekspertus aktualiomis visuomeniai temomis. Šiandien laidoje kalbame apie Seime svarstomą reprodukcinės sveikatos įstatymą, kuris sukėlė audrą ne tik internete, sulaukus labai daug visuomenės komentarų apie tai, kad nėštumo nutraukimą ir kontracepciją norima kompensuoti mokesčių mokėtojų pinigais, bet ir dėl kitų įstatyme numatytų punktų. Specialistai labai susirūpinę, kad tai gali pažeisti tiek visuomenės sveikatą, tiek turėti labai daug pasiekmių ir rizikų. Tačiau kas atsakys už jas? Apie tai netrukus kalbėsime. Šiandien mūsų laidoje Ramūnas Aušrotas, Rengimo šeimai asociacijos pirmininkas, peticijos Ne abortams už mokesčių mokėtojų pinigus autorius. Sveiki. Labą dieną. Zita Tomilinienė, krizinio nėštumo centro vadovė. Sveiki. Eglė Markūnienė, gydytoja, neonatologė. Labą dieną. Tai pradėsiu nuo Ramūno. Jūs esate peticijos autorius, tai kokia yra peticijos iniciatyvos prasmė, tikslas ir aišku, kokio rezultato siekite? Kodėl mes visą šitą dalyką darome? Tai turbūt pirmiausia reiktų pasakyti, kad mes manome, jog žmogaus gyvybė yra vertybė. Ir jinai yra vertybė nepriklausomai nuo to, kokio jinai yra išsivystymo stadijoje. Ar embriono, ar vaisiaus, ar naujagimio, ar kūdikio, ar jaunuolio, ar brandaus žmogaus, arba senolio. Nepriklausomai nuo to, kokioj raidos stadijoje yra žmogaus gyvybė, mūsų nuomonė yra saugotina nuo pat pradžios iki pat orios mirties. Kitas dalykas yra tai, kad mes manome, jog žmogaus gyvybė yra vertybė savaime. Ir čia turbūt vienas iš svarbesnių klausimų, nes kalbant šitą jautrią temą, labai dažnai susidurime su tokiu principu, kad jeigu kūdikėlis yra norimas, tai jam visuomenė ir teisė garantuoja viską. O jeigu jis yra nenorimas, tai jam negarantuoja nieko. Tai mes manom, kad tokia diskriminacija negimosios gyvybės atžvilgiu yra negera. Manom, kad žmogaus vertybė yra vertybė savaime, nepriklausomai nuo to, ar tas kūdikis yra norėtas ar nenorėtas, ar jis turi sveikatos problemų, ar jų neturi. Ir šią peticiją siekiame būtent ginti negimusią gyvybę nuo jos pradėjimo, o tas įstatymas, kuris yra siūlomas, iš tikrųjų jisai padidins ar tiksliau sumažins negimusios gyvybės apsaugą Lietuvoje. Mes to paprasčiausiai nenorime. Peticijos laukia dabar daugiau negu 2000 parašų, ar ne 2000. Ir kokių atsiliepimų komentarų sulaukėt? Nes ten jų yra labai daug prirašyta, ar ne? Labai daug įvairiausių nuomonių. Kokių jūs asmeniškai sulaukėt? Pozicijų, nuomonių? Tai manau, kad tas klausimas, kas yra žmogaus gyvybė, nuo kada prasideda ir apsprendžia žmonių požiūrį į tai, ar paremti ar neparemti peticiją mūsų šitą iniciatyvą. Kai gyvybė užsimezga moters įsčiose, mes negalime pasukti atgal. Mes negalime padaryti, kad moteris nebūtų nėščia. Mes galime padaryti tik tais arba du dalykus toj kryžkelėj. Arba leisti tai gyvybei vystytis ir gimti, arba galime tą gyvybę nutraukti. Tai grįsdami tam tikrais, sakykime, socialiniais, ekonominiais argumentais. Tai iš tikrųjų dalis žmonių pozicija būtent priklauso nuo to, kokie jie turi žmogaus gyvybės sampratą. Ir todėl mūsų peticiją pasirašo nebūtinai, sakykime, tikinti žmonės, bet bendrai žmonės, kurių supratimas apie žmogaus gyvybę yra grįstas mokslu. Antras dalykas, kurių sąžinė labai aiškiai sako, kad jeigu jau mes turime reikalą su žmogaus gyvybė, tai mes negalime žiūrėti į tą gyvybę instrumentiškai. Peticija nėra įstatymas, jie nesiekime, sakykime, apriboti arba uždrausti abortus Lietuvoje. Jie norime atkreipti dėmesį į tai, kad negalima eiti
tuo keliu, kuris dar labiau pablogintų žmogaus gyvybės apsaugą. Ir kitas dalykas, šita peticija nieko nesako apie tai, kad neturėtų būti nėštumo nutraukimas dėl medicininių indikacijų, kai nėštumas kelia grėsmę moters sveikatai. Tai nėštumo nutraukimas dėl medicininių indikacijų, tai yra klausimas, kurį reikėtų palikti medikams. Ir medikas, atstovaudamas tiek moters interesus, tiek ir vaisiaus interesus, jis ieško palankiausio sprendimo. Tai tikrai mes nešame prieš tai, kad, sakykime, panaikinti abortą apskritai ir kad net ir, kai yra grėsmė moters sveikatai, neleisti nėštumo nutraukti. Ne, apie tai neina kalba. Mes kalbam turbūt apie du dalykus, apie nėštumo nutraukimą moters pageidavimu ir kalbam apie tai, kad ar turėtų valstybė finansuoti nėštumo nutraukimą moters pageidavimu iš mokesčių mokėtojų pinigų iš valstybės biudžeto. Tai šiuo atveju mes manome, kad ne, nes įžvelgime šitame keletą tokių labai rimtų rizikų. Kai jeigu abortas moters pageidavimu taps finansuojamas mokesčių mokėtojų pinigais, tai reiškia, jis taps labai lengvai prieinamas. Tai jeigu jis taps labai lengvai prieinamas, tai iš esmės reiškia, kad pas mus tikrai augs abortų skaičius, tiek medikamentinio aborto, tiek ir chirurginio aborto skaičius. Ir tada atsiranda rizika, kad abortas taps pirmų pasiūlymų moteriai, kuri yra patekusi į krizinio nėštumo situaciją. Nors iš tikrųjų toje situacijoje yra keletas variantų. Vienas variantas yra nutraukti nėštumą, bet yra variantas nenutraukti nėštumo ir auginti tą vaikelį, arba yra variantas nenutraukti nėštumo, leisti tą gyvybę gimti ir atiduoti tą vaiką kitiems tėvams, kurie turbūt trokšta vaiko ir galbūt negali susilaukti jo natūraliu būdu. Tai toks lengva prieiga prie aborto pagal pageidavimą sukelia riziką, kad tai taps šeimos planavimo priemonė arba pirmo pasirinkimo priemonė ir mes manom, kad tai neatitinka pagarbos žmogaus gyvybei principo ir neužtikrina pakankamos žmogaus gyvybės apsaugos, kuri visgi demokratiškoje visuomenėje mes turėtume ginti visų visuomenės narių interesus, įskaitant ir negimusios gyvybės interesus. Tai prie peticijos eigos dar sugrįšim, kadangi kalbėjom apie tą temą, kada prasideda ta gyvybė, norėčiau Eglei užduoti tą klausimą. Koks yra tas teisingas apibrėžimas, kada medicina jau laiko, kad tai yra užsimezgusi gyvybė, ne tik tai pastojimas moters, ar ne? Kaip vyksta tas procesas, kaip jis apibūdinimas ir kaip mediciniškai teisingiausia traktuoti? Nei vienas medikas, nei vienas genetikas niekada nesuabejos jau šitą tiesą ir mokslo įrodymų, kad žmogus prasideda susijungus dviem ląstelėm. Tuo pagrįsta ir yra ir žmogaus kūrimas mėgintuvėlyje, dirbtinis apvaisinimas. Tai tikrai nėra kažkokia loterija, kai mes sujungsime tas dvi ląsteles, kas čia gausis, šuniukas ar kačiukas, tai tikrai žinome, kad tai bus žmogus. Tai medicininiu požiūriu, tai be abejo tik tais žmogus prasideda apvaisinimo jau momentu, susijungus dviem ląstelėm. O žvelgiant į vakarų kultūros šalis, pasaulį, kur tikrai yra prieinama informacija ir mokslas, pradedi suabejoti, ar iš tikrųjų mes vertiname tą gyvybę. Nes katastrofiškai mažėja gimstamumas visose ekonomiškai stipriose šalyse ir renkamasi šuniukai, kačiukai. Tai grėsmė yra didžiulė, nes reiškia nebevertinam visiškai žmogiškos gyvybės. Ir šitas įstatymas ir turi tą riziką, nes kiekvienas įstatymas turi ir tam tikrą socialinį poveikį, jis formuoja tam tikrą prasme visuomenės mentalitetą. Tai reprodukcinės sveikatos įstatymas toks, koks jis yra, nes su neribotu finansavimu tiek
tiek ir abortų pagal pageidavimą, tiek ir sterilizacijos, tiek ir kontraceptinių priemonių, na, jis siunčia žinutę, kad gyvybė mūsų kultūroje nėra pageidaujama, kad tai yra blogis, kurį reikia arba našta, kurio reikia vengti, kontroliuoti, jeigu jis išsprūsta, tai tada pasiūlyti visas įmanomas priemonės, kaip susitvarkyti su tuo išsprūdusiu blogiu. Ir kas dar turbūt labai neramina ir mane kaip tėtį, ir kitus tėvus šiuo klausimu yra tai, kad, na, iš tikrųjų, na, visas tas įstatymas yra toksai, sakykime, kaip įvardinti būtų toks gimstamumo kontrolės įstatymas. Pradedant nuo pareigos mokyklose lytinį švietimą diegti, kuris remiasi iš tikrųjų tokiu principu, kad nėštumas yra rizika, kad nėštumas yra nepageidautinas, kad nėštumas yra blogis. Tai jeigu jauna mergaitė girdi mokykloje šitą dalyką, natūraliai jinai pradeda bijoti naujos gyvybės atsiradimo. Net ir tais atvejais, kada jinai yra santykiuose geruose su partneriu. Nekalbu apie tas situacijas, kai yra, sakykime, atsitiktiniai lytiniai santykiai arba rizikingi, bet net ir tuose santykiuose su savo mylimu pasirinktu partneriu jinai pradeda bijoti pastoti pasąmoningai. Ir tada iš tos baimės kyla kas? Kontraceptinių priemonių vartojimas. Nes aš kai bijau pastoti, tada bandau apsisaugoti. Ir dabar man, jeigu nepavyksta pastoti, o kontraceptinės priemonės nei viena nėra 100% patikima, tada aš ieškau kitų priemonių, kaip išvengti to, kas jau įvyko. Ir čia tada ateina, sakykime, aborto pagal pageidavimą klausimas. Tai tas įstatymas realiai skirtas formuoti tokį mentalitetą, kad gyvybė yra grėsmė, žmogaus gyvybė yra grėsmė moteriai. Ir kad netrodytų, jog spekuliuoju šito klausimu, galiu pateikti pavyzdį iš Japonijos. Japonai, kurie irgi susiduria su didelė demografinė problema, padarė tyrimus ir bandė pasiaiškinti, dėl kokių priežasčių jaunos Japonės nenori turėti vaikų. Tai vienas iš įvairių buvo priežasčių, bet viena iš priežasčių buvo tai, kad jos bijo pastoti, bijo naujos gyvybės pradėjimų. Tai šitas rezultatas turbūt rodo prieš tai buvusi tam tikrą nuomonės formavimą arba lytinį švietimą, kuris, atgraso jaunas moteris nuo atsivėrimo tai, kas joms yra prigimtinai būdinga, nuo atsivėrimo savo vaisingumą. Ir turbūt liūdna ir nesinori man kaip tėčiui, kad mūsų visuomenė, mergaitės būtų atgrasomos nuo noro būti mama. Čia labai svarbus vaidmuo yra ir gydytojų pusėje. Tas kamuolys dažnai yra motyvuoja ir demotyvuoja moteris išlaikyti tą nėštumą. Ir kaip Zita, jūs paminėjot spaudos konferencijoje tokį pavyzdį, ar ne, kad su jumis moteris dalinasi, kai išgirsta naujieną apie nėštumą, gydytojai paklauso, tai ar gimdysit? Sako, ką darysit? Vietoj to, kad pasveikintų, sveikinu, jūs laukėtės, žiūrėti, kaip moteris reaguoja, ar ne, ar jinai džiaugiasi, ar jinai verkia dėl to žinios. Tai jie sako, ką darysit? Ir tada tos moteris, kurios norėjo turėti, džiaugiasi nėštumu, sako, kaip tai, ką darysiu, o tai ką galima daryti? Tai ar gimdysit, ar nutrauksit? Gydytojui atrodo, reikia užrašyti, žodžiu, ką toliau, veiksmus, ką toliau daryti, ar siuntimą abortui, ar užvesti nešiosios kortelę. Jis negalvoja, kaip čia įžeisti moterį, ne, jis tik galvoja, kaip čia, žodžiu, ką jam užrašyti kortelį. Bet moteris, ypatingai nėščia moteris, yra labai jautri kiekvienam žodžiui. Tiek ir gydytojo, tiek ir vyro, tiek ir artimojo, ar ne, ir draugų. Ta prasme, hormoninė pusiausvyra nėštumo metu taip pasikeičia, kad moteris pravirksta, atrodo, lygioje vietoje. Žiūri filmą, kuris šiaip jos gal nesujaudintų, bet nėštumo metu jinai gali verkti. Tai iš tikrųjų ta žinia iš gydytojo, patvirtinimas apie nėštumą, turėtų būti kaip pasveikinimas, ne? Ir tada gydytojas turėtų pažiūrėti, kaip moteris reaguoja ir tada sakyti, kaip jūs jaučiatės su šita žinia, ar ne? Ir jeigu moteris sako, oi, ne dabar, ne laiku ir tikrai ne, kodėl man, tai tuomet pasiūlyti jai psichologinę konsultaciją, nes aišku, gydytojas turbūt neturi nei laiko, nei galbūt galimybių ten valandą ar dvi su ja kalbėtis. Dėl to yra krizinio nėštumo centras, kur turi konsultantus, psichologus, socialinius darbuotojus, ir kai moteris ateina į mūsų centrą svarstydama, ką daryti, tai iš tiesų pirmiausia, mes ją išklausome.
kad jinai galėtų laisvai kalbėti apie savo situaciją, kokios dabar yra sąlygos, kokios yra baimės, ar ne, kokie jos norai yra širdį, kokie, tarkim, yra galbūt vyro norai ar partnerio, ar ne, nes dažniausiai jeigu vyras ar partneris apsidžiaugia tą žinią, kad moteris laukiasi ir sako, o kaip puiku, auginsim, turėsim vaiką, tai moteris net nesvarsto nėštumo nutraukimo, ar ne, nu, dažniausiai. Ypatingai, jeigu santykiai yra geri ir tas vyras iš tikrųjų meilę, rūpestį rodo ja. Tada moteris vertina, jis galės pasirūpinti ir mūsų vaikų ir aš neliksiu viena. Jeigu vyras, na, tos atsakomybės vengia, ar ne, ir, pavyzdžiui, sako, oi, visiškai dabar nepasiruošęs, gal po metų, arba ten, nu tikrai aš čia nieko labai neplanavau čia ilgam apsistoti, žodžiu, įsipareigoti, apie kokius čia vaikus gali būti kalba. Tai aišku, tai moteriai tokia vyro reakcija yra, nu, kaip išdavystė, ar ne, nu, kaip, tai kai mylėjomės, tai lyg ir bus laisva valia ir kaip ir tu manęs norėjai, ar ne, o dabar, kai aš neščia, lyg ne, nu, tas, jeigu nenori to vaiko iššiose, tai moteris dažnai priima tai, kad nenori ir manęs, reiškia, ir manęs nemyli. Tai moteris patiria tokią kaip dvigubą išdavystę, jeigu ta vyro reakcija į nėštumą, į žinią apie nėštumą yra neigiama arba neutrali, arba sako, nu, vat, ką tu čia jau nuspręsi, taip jau ir gerai. Lik jam vienodai, ar ne, ar tas vaikas gims ar negins. Bet dažniausiai tai yra toks netiesioginis spaudimas vis dėlto nutraukti nėštumą, nes moteris išgirdusi tokį vyro pasakymą galvoja, nu tai reiškia, nu aš viena turėsiu viską ir spręsti toliau, jeigu auginsiu, tai irgi, nu, nežinia, ar tu čia būsi, nes tau kaip ir vienodai, ką aš nuspręsiu. Va, bet iš tikrųjų moteris, kurios kreipiasi į krizinio nėštumo centrą, dažnai patiria ir tą tiesioginį vyro ar partnerio spaudimą, kad eik susitvarkyk, kiek kainuoja abortas, ar ne, aš ten sumokėsiu, nuvešiu, tu žodžiu, čia, nu, kam čia dabar gyvenimą gadintis, ne, ir man gadinti, aš čia, žodžiu, karjerą darau, ar ne, aš čia dar negaliu galbūt pasirūpinti ir ten namo dar mes ten nepasistatėm. Ieško priežasčių, kodėl ne. Taip, tokių kaip pateisinimų. Ir aišku, tada moteriai labai baisu likti vienai nėščiai, nes kiekviena įsivaizduoja, nu, tą idealų variantą, kad vaikus gimdys ir augins su mylinčiu vyru, saugiuose namuose, geri santykiai, bet, nu, gyvenimas nėra toks kaip iš pasakos, ne, ir iš tikrųjų tų idealių santykių ir tų sąlygų dažnai ir nebūna. Ir aišku, toj pačioj pradžioj, kai moteris tik sužino apie nėštumą, netgi ir tos, kurios planavo ir norėjo ir gal netgi turi tas saugius namus, jos vis tiek tos žinios kažkiek, na, išsigąsta, negali patikėti, tai ką aš būsiu mama, ar ne, o tai kaip čia bus, ar sugebėsiu. Tai aišku, reikia susitaikyti visą laiką su ta žinia, kuri netikėta, net ir laukta, bet netikėta, vis tiek reikia duoti savo laiko. Ir aišku, jeigu nėra tos, na, artimųjų palaikymo, džiaugimuose, kad tu laukiasi, o kaip tik galbūt nusisukimas ir sakymas, kad, nu, kam tau čia reikia dar problemos vienos ir taip čia nesusitvarkai su savo gyvenimu, čia dar vaiką, kokia tu būsi mama, tai aišku, tada tos baimės pasidaro, nu, tokios didelės, kad moteris galvoja, ne, tai turbūt vaikui bus geriausia net turbūt negimti, nes ne kokia aš mama ir kaip aš čia pasirūpinsiu, tai vat aplinkiniai, artimieji kaip tik turėtų padrąsinti, palaikyti. Tai čia yra toks lūžio taškas. Jeigu būtų įstatymas priimtas, tokiu atveju tie artimieji, kurie nepalaiko, sakytų, taigi vat priimtas įstatymas, viską paprasta atlikti, susitvarkyti, kam tu čia vargsi su to vaiku. Eini, išsirašai receptą, iki 12 savaitės gydytojas išrašo, pati savarankiškai atlieki, ar ne, neaišku, kokios ten pasiekmes, bet tai jau yra toks tiesioginis prieinamas sprendimas, jeigu būtų lengviausias, nes ir pigiausias. Realiai dabar yra iš tikrųjų kartais moteris, na, nesidaro arba, nu, norėtų iš karto galbūt pasidaryti abortą tik pamačiusios nėštumo ar ne 2 juosteles ir ta žinia, kai yra nepakeliama. Tai, bet, pavyzdžiui, neturi pinigų, ten turi užsirašyti pas gydytoją, ten laukti, kol ateis eilė, ar turi laiko šiek tiek pamastyti, kažkiek susigyventi su ta žinia, nu, neskubėti to sprendimo priimti vat, tuo momentu, kai esi šoke. Nes, nu, negalima tokių sprendimų priiminėti šoko būsenoje, nes vis tiek tu iš to šoko atsigausi ir paskui galvosi, ką aš padariau.
Nes iš tikrųjų daug moterų kreipiasi jau po aborto irgi į mūsų centrą ir jos negali suprasti, kas man buvo pasidarę, aš nepažįstu savęs, kodėl aš paskubėjau, kodėl aš klausiau to vyro, kodėl aš klausiau ten tos mamos, kuris sakė, nu ką čia tu vargsi taip, kaip aš su tavim vargau. Ta prasme, jos tada ieško po aborto vis dėlto, nu, kas prisidėjo prie to aborto ir nu, tų kaltų, ar ne, ir aišku, ir save kaltina, ir gydytojus, ir aplinkinius. Ir gyventi su aborto patirtimi reikia tai moteriai, ne artimiesiems, ne vyrui, ne mamai, ne draugiam ar ten kaimynams, ne, bet jai ir iš tikrųjų kartais būna be galo sunku, reikia ilgų terapijos metų, kad vėl kažkaip atsitiestum savo savivertę, atstatytum ir kažkaip patikėtum, kad nu, tu gali būti gera mama galbūt kitiems vaikams arba tiems, kuriuos jau turi. O jeigu moteris kreipiasi palūžusios į jūs, ar ne, kur jau ant tos ribos, kad jau eis daryti nėštumo nutraukimą, bet tiesiog ateina pasitvirtinimui iš jūsų kažkokios tai pagalbos, kiek procentaliai iš jų po suteiktos pagalbos visgi nusprendžia gimdyti? Mes procentais neskaičiuojam, bet į kiekvieną moterį, kad ir būna, pavyzdžiui, sako, aš jau užsirašysiu abortui ten rytoj, ar ne. Mes vis tiek kviečiam ateiti pasikalbėti, bet kada gali pakeisti tą aborto datą, ar ne, ir kartais, jeigu yra iki 12 savaitės, beveik, vos ne 3 mėnesiai, kad gali svarstyti, ar ne, tai nebūtina, skubėti, bet užsirašiau ir dabar negaliu praleisti. Mes sakom, jūs neturit skubėti. Reiškia, pirmiausia, moteriai, ją išlaisvinti iš to jausmo skubotumo, kad kuo greičiau. O tas skubotumas yra ypatingai, tik sužinojus. Atrodo, jeigu ta žinia man nepakeliama, tai reikia, kad jos lyg ir nebūtų, ar ne? Lyg grįžčiau atgal į tą dieną, kai aš nesilaukiu. Ir jos turi tokią iliuziją, kad pasidarysiu abortą ir bus taip pat kaip ir iki tol, ar ne? Bet iš tikrųjų nebus, nes tu jau gyvensi su tą aborto patirtim. Tai, kai mes su tą moterim kalbam, mes sakom, jūs neturit skubėti, nes jums reikės su tuo gyventi. Ir jūs turit laisvai tai priimti. Jeigu jūs kažkas spaudžia, nepalaiko, tai vėlgi, reikia pamatyti, ko tavo širdis trokšta, gal ko bijo, gal nėra kažkokio saugumo, ar finansinio, ar emocinio. Ir, pavyzdžiui, krizinio nėštumo centras teikia ir emocinę pagalbą viso nėštumo metu, 2 metus po gimdymo, ir materialinę, ir finansinę, ir kūdikio kraitelį, vežimėlį, lovytę, sauskelnes, visko, ko reikia. Jeigu to saugumo tau neužtikrina arba negali pati užtikrinti, arba ten partneris neužtikrina, tai yra organizacija, kuri tau padės ir tau už nieką nereiks mokėti. Tai ir dabar, kai yra mokamas abortas, tai kartais, kai moteris neturi tų pinigų, jinai neturi pinigų abortui, ar ne? O jeigu jinai turėtų, jinai labai skubėtų greitai nueiti, pasidaryti, o paskui turėtų gyventi su ta patirtim, su tom pasiekmėm, kas būna po aborto, ir manau, gydytoja galėtų papasakoti apie aborto pasiekmes. Aš tiesiog norėčiau gal tik tai pridėti, kad to nėštumo netektis, abortas, ar ne, ar tai būtų savaiminis, ar savo norų, ar ne, nėra vien tik tai tokia psichologinė patirtis, kad reikia su tuo gyventi. Tai turi ir biologinį, fiziologinį pamatą, kadangi vos tik prasidėjus nėštumui, persitvarko moters organizmas, hormoniniai visi pokyčiai, jie turi poveikį visam organizmui ir mąstymui. Ir plus cirkuliuoja iš karto mamos organizme ir vaiko DNR. Dar jinai yra labai daug studijuojama, kokias poveikį turi ir, kaip sako, net patyrusios nėštumą moteris ir praradusios, ar ne, kad jos tiesiog prisimena kiekvieną tą netektą vaikelį, ar ne, nes DNR veikia, jinai turi ir bangas ir taip toliau, tuo pagrįsta yra ir visa prenatalinė diagnostika, imamas kraujas iš mamos, jau dabar nepatenkama į iščias nustatyti, ar visas genetinis kodas teisingas, ar vaikutis neturi kažkokių pažeidimų, imama iš mamos kraujo, ar ne. Tai čia dar yra didžiulis tyrinėjimo laukas ir ta patirtis, kaip mes bandytume ją nuvertinti, niekinti, čia dėl to išgyvenamas stresas netekties, dėl to, kad kažkas sako, kad čia yra gyvybė, tu netekai vaiko, ir jeigu mes juos
nutildysim, tai jums bus geriau ar ne, tai yra netiesa, tai yra mokslinė netiesa. Moteriai vis tiek su tuo reikės gyventi, išgyventi ir turi kažkas jai padėti, jinai negali likti viena. Nei vienas iš mūsų kojos, rankos netekęs, savo artimojo netekęs, negalim išgedėti vienas. Bet dažnai moteriai tai vienai būna palikta, jos atsakomybė yra ta priimti visa sprendimą katastrofa. galutinį. Tai yra baisi katastrofa, rodo mūsų galutinį susvetimėjimą, aš taip galėčiau. Ir aš čia pridėsiu, kad įstatymai yra tokia, mano galva, labai įdinga nuostata, kuri atskamba nekaltai. Parašyta, kad moteriai, kurie ieško aborto paslaugos, negalima sudaryti dirbtinių kliūčių jo siekiant. Dabar neapibrėžia įstatymas, kas yra tos dirbtinės kliūtys. Tai reiškia, gali būti interpretuojama, kad, sakykime, net ir pokalbis arba pasiūlymas palaukti, ar ne, bus interpretuojama kaip dirbtinė kliūtis, moteriai, kurie ieško aborto, ar ne. Tai pasakysiu šitoje vietoje kaip teisininkas, kad normali vakarų praktika nustato, kad yra reikalingas tas sprendimo priėmimo laikotarpis ir pats nustatymas, kad negali atlikti iš karto nėštumo nutraukimo, bet kad reikia palaukti, arba kad moteris yra siunčiama pasikalbėti su psichologu, arba įvertinama jos socialinė ekonominė aplinka, tai nėra laikoma kliūtimi jai priimti laisvą informuotą sprendimą. Netgi priešingai, kai yra, nebūna šitų dalykų, labiau galima traktuoti, kad tai yra nelaisvas susisprendimas, nes moteris neturi pakankamai informacijos, nepakankamai laiko ir pakankamai pagalbos, kad galėtų priimti tikrai labai svarbų sprendimą savo gyvenime. Ir tyrimai rodo, kad moteris, kurios darosi nėštumo nutraukimą, apie 25% yra patyrę smurtą savo partnerio, ar psichologinį, ar fizinį, ar seksualinį. Tai vėlgi, ta konsultacija būtų kaip tas toks filtras, ar ne, vis dėlto išsiaiškinti, ar tu nepatyrei smurto, ar ne, gal tu gyveni su smurtautoju. Ir iš tikrųjų, moteris, kurios gyvena su smurtaujančiais vyrais, jos daro pakartotinius abortus ir jos lieka toj smurtaujančio žmogaus aplinkoje, nes, tai jas dar labiau įkalina, ar ne? Toks nepriklausomybė čia jau. Taip, ir pas mus irgi centrai yra buvę tokiu atveju. Tai dažnai, jeigu moteris sulaukia pagalbos, iš kažkokios institucijos, tai šiuo atveju iš mūsų, būna, kad kaip tik padeda tas naujas vaikas pasibeldęs moteriai išsilaisvinti iš smurtaujančios aplinkos, iš to smurtautojo. Ir jinai supranta, kad tai, ką aš iki tol patyriau ir mano kiti vaikai, tai nėra geriausia, ką galime. Ir kartais tas naujas vaikas pasibeldęs lyg ir nelaiku ir lyg netinkamomis sąlygomis, kaip tik atneša geresnio, saugesnio gyvenimo galimybės. Eglė, aš noriu dar jūsų paklausti iš medicininės pusės. Vienas punktas teigia, kad įstatymo punktas, kad iki 12 nėštumo savaitės moteriai medikamentiniu būdu gali būti nutrauktas nėštumas be sveikatos priežiūros specialisto. Tai kokios pasekmės gali būti moteriai, jos sveikatai? Gali būti tiesiog ir ne visai pasibaigęs, ar ten abortas, kraujavimas, infekcija. Tai čia labai jau tikrai tokios medicinės komplikacijos. Ir žinot, visos medicinės komplikacijos, kas beįvyktų, šiaip ar taip yra gydomos nemokamai, ar ne? Bet tas tavo pirminis apsisprendimas savo noro atlikti tikrai neturėtų būti mokamas iš mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigų, nes tikrai nei viena nepavykus kažką komplikavusis nebus palikta likimo valiai ir dar pareikalauti iš jo susimokėti. Ir aš galvoju, telemedicina, kai gali receptą tam vaistiniam nutraukimui gauti telefonu, tai jeigu gydytojas nepatvirtino, kiek tų savaičių laukėsi, ar ne, tai aš nesuprantu, kaip gali užtikrinti kad iki 12. Tai ką moteris, ne visos moteris žino, kada buvo paskutinės mėnesinės, jeigu taip skaičiuoti, ar ne, o kartais būna jinai laukėsi ir mėnesinės irgi yra. Tai yra būtina echoskopija, kad patvirtinti, kiek yra dabar savaičių tam
vaisių, ar ne, ir ar jis yra gimdoje. Nes jeigu yra negimdoje, jeigu tai yra negimdinis nėštumas ir tu, ta prasme, gydytojai net neskiria tuomet vaistinio aborto, nes tai yra pavojinga, tada turi būti chirurginis. Tai gali baigtis labai liūdnom sveikatos pasiekmėm, ar ne, toks lyg ir laisvas prieinamumas, bet tai, bet kadangi tai nėra jokia sveikatinimo paslauga, o kaip tik, nesveikatinimo, ne, ir pavojaus, tai čia toks, sakyčiau, aplaidus požiūris į moters sveikatą, ar ne, tie, kas siūlo ir sako, kad čia mes rūpinamės moterų reprodukcinė sveikata, tai kaip tik, nes čia rodomas aplaidumas, o ne rūpestis. Aš pridėsiu kaip teisininkas, juk mes turime įstatymas apibrėžta, kas yra taip vadinamas saugus abortas. Tai yra 2 sąlygos ir numatyta baudžiamoji atsakomybė už tai, kai abortas yra nesaugus. Tai yra pirmas dalykas, jis atliekamas sveikatos priežiūros įstaigoje, antras dalykas, jį atlieka sveikatos priežiūros specialistas, tai yra su sveikatos priežiūros specialisto priežiūra. Tai sakykime, medikamentinis abortas, kada moteris nuotoliu išsirašo tą receptą vaistiniam preparatui, nusiperka vaistinį ir namų sąlygomis jį suvartoja, jis neturėtų būti laikomas saugiu abortu. Iš tikrųjų, vienas dalykas, pavyzdžiui, dabar yra apskaita abortų tokia labai miglota, mes nežinom, kiek ten privačios įstaigos deklaruoja tikrus skaičius, kiek atlieka abortų, kiek ligonės. Tai aišku, jeigu būtų mokama iš valstybės lėšų, ar ne, iš ligonių kasų, tai greičiausiai visi deklaruotų, ar ne, ir tos įstaigos privačios, kadangi apmokėjimas eitų iš ligonių kasų, tai vienintelis dalykas, ką mes šitų įstatymų pasiektume, tai žinotume tikslų skaičių abortų, ar ne? Tai, bet jų būtų didėtų, taip. Tai vat aš nežinau, ar tikrai to mes turim siekti Lietuvoje, kai gimstamumas drastiškai mažėja, mirtingumas didėja, tai prasme... Ir kad galės atlikti nuo 16 metų be tėvų priežiūros. Be tėvų sutikimo, tiek kontraceptikus, tiek abortus, tai kas tikrai, kaip sakote, augina vaikus, tai, manau, visos mamos, visi tėvai norėtų žinoti, kad jų paauglė dukra, tarkim, laukės arba turi lytinius santykius, ar ten nori spiralę įsistatyti, ar ten hormonus, kontraceptikus gerti, nes tai vėlgi tai nėra kažkoks vitaminas D, kurio visiems trūksta ir kuris padeda sveikatai. Kontraceptikai iš tikrųjų labai žaloja sveikatai ir, tarkim, trombų susidarimo rizika. Ypatingai moterim ten virš 35 net nerekomenduoja, nesgi daug moterų ir vyrų šiaip jau nuo infarktų ir insultų miršta, ar ne, dėl tų trombų susidarimo. Tai kontraceptikų apraše visą laiką yra įvardinama, netgi kontraindikacijos, arba ir argi tos paauglės domėsis ar žinos, arba kitos moteris, kurioms išrašo, tai jeigu pats ginekologas nesuteikia tos informacijos moteriai savo pacientai, tai jinai aklai pasitikėdama, kad jeigu gydytojas išrašė, tai reiškia gerai, jinai gali jos gerti, bet po to susidurti su tokiom sveikatos problemom, kur gali baigtis ir mirtimi. Iš tikrųjų, čia tas yra aspektas, kad mes kartais, tie, kurie nėra gydytojai, ar ne, paprasti žmonės, pacientai, jie supranta medicinius pasirinkimus, kad, kaip kryžkeliai, į vieną pusę eisi viskas bus gerai, o kitą pusę eisi viskas bus blogai. Taip nėra. Kiekvienas sprendimas sveikatos priežiūrai, kiekviena intervencija yra susijusi su tam tikromis rizikomis. Tai ar tai būtų hormoninių spiralės įsidėjimas, ar hormoninių kontraceptikų vartojimas, ar nėštumo nutraukimas, tai yra dalykas, kuris susijęs su rizika, kuri gali įvykti. Todėl, tokia lengva prieiga prie aborto, sakyčiau, netgi pasinaudojant tą socialinę, sunkia ekonominę būklę, kurią pateko moteris, jis gali iškreipti tą laisvą informuotą moters sutikimą. O Ramūnai, ar bendraujate su Seimo nariais, kai pasirodė peticija? Dar buvo kažkokių diskusijų apie įstatymų pakeitimus? Šita peticija iš tikrųjų yra skirta Lietuvos Seimo nariams, kurie rudenį susirinks į rudens sesiją, kai bus sveikatos reikalų komitete svarstomas šitas įstatymo projektas, kada suplauks įvairių institucijų nuomonės, jos dabar, žinau, yra renkamos, ir taip pat ateis ir
paprastų piliečių nuomonė, tai yra mūsų peticija dėl šito įstatymo klausimo. Specialiai su vienais arba kitais politikais nesame bendravę, nenorime ryžtis. Žinot, politikai turi, sakykime, tokį pomėgį panaudoti vieną arba kitą dalyką savo viešiesiams ryšiams. Mes manom, kad šitas klausimas tai nėra, sakykime, vienos arba kitos politinės partijos klausimas, tai yra vertybinis klausimas. Ir tikrai manome, kad skirtingų parlamentinių partijų nariai gali turėti šitoje vietoje laisvą mandatą ir balsuoti pagal savo sąžinę ir įsitikinimus. Ir tikrai kiekvienoje parlamentinėje partijoje yra politikų, kurie mano, kad žmogaus gyvybė yra saugotina. Tai mes šitą peticiją atnešim visiems Seimo nariams. Rudenį, kai prasidės Seimo sesija, norėsime susitikti. Tai tie, kurie norės susitikti, išklausyti mus, ką mes norime pasakyti, priimti domėn, ką mes norime pasakyti, mes bendrausime su visais. Šiuo metu su konkrečiais politikais tikrai neturime ryšių arba reikalų. Priimam, aišku, jeigu koks nors politikas, sakykime, palaiko peticiją, pasidalina. O iki kada galima pasirašyti peticiją? Peticiją galima pasirašyti iki spalio 1 dienos, nes spalio 10 dieną prasidės Seimo sesija ir tada bus priiminėjami sprendimai. O per visą šitą laiką mes kviečiame Lietuvos žmonės, kurie mano, kad šis įstatymas netitinka geriausių visuomenės, moters ir negimosios gyvybės interesų, ją pasirašyti. Dabar baigiamasis klausimas visiems apibendrinimui. Tai yra, ką norėtumėt pasakyti žmonėms, kurie abejoja ar pasirašyti tą peticiją? Tai yra, koks būtų vienas ar keli punktai pagrindiniai, į ką būtina atkreipti dėmesį, kviečiat visuomenę atkreipti dėmesį, ir ką norėtumėt pasakyti Seimo nariams, jeigu galėtumėt perduoti žinią, kad jie irgi susimąstytų apie įstatymo projektą? Gal norėtumėt? Kad žmogaus gyvybė yra vertybė nuo pat jos pradėjimo ir reiktų valstybės įstatymai saugoti tą gyvybę, o ne naikinti kuo greičiau ir už valstybės pinigus. Tai aš sakyčiau, kaip tik reikia kurti įstatymą, kuris reglamentuotų kompleksinę pagalbą nėščioms, kurios išgyvena krizę dėl to neplanuoto nėštumo arba dėl nėštumo, kuris pasibaigė persleidimu ar po aborto, suteikti reikiamą pagalbą psichologinę, emocinę. Tai už tokį įstatymą, manyčiau, reikėtų balsuoti, o už tai, kas dabar pateikta kaip reprodukcinės teisės ir sveikata, tai realiai yra nesveikata ir čia yra tiesiog moterų sveikatos žalojimo projektas. O aš norėčiau pratęsti tuo pačiu, kad iš tikrųjų man kaip medikai labai keistai skamba reprodukcinės sveikatos įstatymas. Tai tada reiškia, mes turėtume kurti širdies kraujagyslių įstatymą, psichinės sveikatos įstatymą, ir taip visus mūsų kūno sistemas, ar ne, viskiam įstatymas. Iki šiol visi medicininiai dalykai, sveikatos dalykai, prevenciniai yra reglamentuojami sveikatos ministro įstatymais ir gydymo protokolais, sekant visus mokslo įrodymus, ar ne, geriausią klinikinę praktiką. Tai to ir pakanka. O įstatymas tai turi būti gyvybės apsaugos įstatymas. Nuo pat pradžios iki pabaigos, o Seimo nariam tiesiog ir norėčiau pasakyti, kurkime gyvybės kultūrą. Mes nesam blogis pasaulyje. Svarbiausia esame mes, žmonės ir mūsų gyvenimas. Ar ne taip? Aš galbūt pridėsiu tai, kad šita peticija nesiekime apriboti jau egzistuojančios tvarkos. Taip, mes galim turėti skirtingus įsitikinimus šito klausimu ir, sakykime, aš tikrai labai skeptiškai žiūriu į patį abortą ar aborto procedūrą, bet aš priimu tą sistemą, kuri yra dabar ir nenoriu, sakykime, atimti iš moterų kažką, ko jos turi dabar. Kas yra turbūt svarbu, kad neturėtume kurti tokios sistemos, kur yra, sakykime, disbalansas. Mes gyvename visuomenėje, kurioje
saugome visų interesus ir vyrų, ir moterų, ir vaikų, ir tėvų, ir negimusios gyvybės. Tai bandykime suderinti ir pasisakykime už interesų suderinimą, bet ne, sakykime, svarstyklių nusvėrimą vieno intereso pusėn. O Seimo nariams turbūt norėčiau pasakyti tokius du dalykus. Tai pirmiausia, kad yra viešoje erdvėje manipuliuojama įstatymo autorių, kad neva yra kažkokie tai tarptautiniai įsipareigojimai, kurie reikalauja priimti šitą įstatymą. Tai yra absoliuti netiesa. Pati reprodukcinė sveikata ir samprata ir pareiga užtikrinti reprodukcinę sveikatą atsirado 24 metais Kairo, Jungtinių tautų Kairo vystymosi ir gyventojų konferencijoje ir ten buvo priimta reprodukcinės sveikatos samprata. Ir ten buvo aiškiai pasakyta, kad yra pareiga rūpintis moters sveikata ir nėra jokios pareigos užtikrinti teisę į abortą arba didinti to aborto prieinamumą. Lygiai taip pat Europos žmogaus teisių sistema galiojanti Europoje, Europos žmogaus teisių konvencija, kuri numato teisę į gyvybę. Ir Europos žmogaus teisių teismas yra nekartą pasakęs, kad yra šalių narių teisė, atsižvelgiant į tos šalies visuomeninės tradicijas, moralinius įsitikinimus ir sampratą žmogaus gyvybės, suteikti atitinkamą apsaugą žmogaus gyvybei. Tai yra jos pasirinkimas. Tai gerbiami Seimo nariai, kai jūs balsuosite už šitą įstatymą, tai bus jūsų sąžinis apsisprendimas ir tai jūsų bus politinė valia, ar saugoti negimusią žmogaus gyvybę, ar, sakant, didinti galimybę tą gyvybę naikinti ir skatinti visuomenę jos nepriimti. Tai ačiū labai diskutavusiems ir kviečiame visus pasirašyti peticiją, kurie palaiko. Dėkoju. Ačiū.